apie žarnyno peristaltiką. Kaip galima būtų teisingai interpretuoti tą pasakymą sulėtėjęs virškinimas? Tai vėl galim čia sugrįžti prie tulžies. Kuo mažiau tulžies, tuo lėtėja ir peristaltika. Ir bakterijos taip pat turi ten didelę reikšmę. Tokia bakterija yra Lactobacillus reuteri, kuri skatina hormonus, oksitociną, tokį moterims labai patinka toks hormonas, kuris jos žavesnės, mielesnės, daugiau šypsosi. Kada oksitocino daugiau serotonino, kai serotonino daugiau ir peristaltikos, mažiau viduriai užkietėja, daugiau melatonino ir miegas geresnis. Tai va, nuo vienos bakterijos kaip ir visa grandinė priklauso. Taip pat peristaltika ir ląsteliena, visas maistas, kuris turi ląstelieną, todėl darydami kryžmažiedžių daržovių košės, virdami tas kryžmažiedės daržovės, nepervirkit jų, kad būtų ląstelienos, o dar labiau moteris mėgsta sublenderiuoti, dar iš vis padaryti įtyrę, tai visą tai plonajam žarnyne įsisavino, o į storąjį žarnyną niekas nebeteina. Trūksta maisto gerosiam bakterijom ir peristaltikai nėra gerai. Tai naudokim daugiau skaidulinio maisto, būsim sveikesni.